Ne visada svarbu ta įranga, aišku, jinai padeda, jinai palengvina, bet čia jau nuo aktorių priklauso. Pavyzdžiui, aikšteliai dirbant, tai stresuoja dažnai. Ir, vieni kitaip dylina su stresu, vieni vienaip. Kur šešėlis? Žiūrėk, šešėlį mėti. Tu nematai, šešėlis tavo krenta. Ačiū, įrašiau viską. Bet tada apsišviečia tokį, iš visų pusių, kaip ir minėjau, labai daug žmonių, susipažįsti, ten ryšiai ir tie ryšiai gali atnešti kažko tau visada. Aišku, geriausias garsas yra, kai nieks jo nepastebi. Nepastebėjau. Tai va, liūdniausia, bet taip yra. Vienas begalybė. Tarkšt. Labas. Sveiki. Su jumis čia po darbo laida Sergej, Martynas. Malonu. Ir Jonas. Tai jo, 18 laida. Mes šioje čia po darbo laidoje šnekame apie kiną ir transliacijas, viskas, kas surišta muzika ir taip toliau, nėra apribojimų. Ir apie žmonės, kurie dažniausiai nepakliūna į kadrą. Nes čia buvo pagrindinė idėja, juos paviešinti, nes mes slepiamės visada už. Tai norisi pasigirti, kad dirbame su įdomiais, kūrybingai žmonėm. Ir su Martynu irgi kelis kartus teko padirbėti, irgi labai esu pakilėtas, ten irgi kitas lygis atsidaro, kai dirbi su žmonėm, kurie išmano ir nori beveik tobulai, bet neįmanoma. Aš dar tik pradedu. Bet jis tik pradeda. Tai pradėk davai nuo savęs, nuo ko pradėjai, kaip tave įvežė į tą visą mėsmalę. Į šitą mėsmalę, sveiki. Martynas, 26 metai. Dar tik pradedu kino industrijai suktis. Tai teoriškai po COVID-o taip jau normaliai užsisuko, kad jau galiu sakyti, kad profesionaliai jau pradėjau dirbti. Tai čia, kada COVID-as, 20 metai. Tai jau 3 metai eina kaip dirbu kino industrijai. O pozicija? Pozicija esu aikšteliai dirbu ir dirbu postprodukcijai. Tai aikšteliai esu boomas dažniausiai kol kas. Po to jau kitas lygmuo yra mikseris. Tai teko būti abiejose vietose. Labiau gal patiko mikserio pozicija dirbti, bet ir boomas irgi fainas. O postprodukcijoje tai garso dizaineris kol kas. Pas mumis Lietuvoje dar nesidalinom taip, kaip kokiam Hollywoode, ten tas tą daro, tas tą. Tai apskritai viską imu. O kaip tu supratai, kad nori garso studijuoti, ar šiaip su draugais muzikavot ir todėl įvažiavai į audio? Prasidėjo viskas, kaip manau visiems. Pasiėmėm kamerą ir pabandėm pažaisti ir supratom, kad gal čia ir visai nieko. Tai aš iš pradžių pradėjau nuo operatoriaus. Tai filmavau mokyklai filmukus tos, kur visi darė turbūt kažkada. Taip. Tada pagalvojau, gal visai patinka, gal ne. Po to perėjau prie montažo ir tada jau, kai pradėjau montuoti, supratau, kad kodėl man tai nepatinka montuoti ir šiaip įdomu, vaizdas. Kodėl? Tai vestuvės. Dar vienas svečias, kuris turi tokius tikus ant vestuvių. Jo, čia buvo didžiausias sunkumas, tai sukurti filmą jauniesiam per 2 savaitės gal. Aišku, kaip visada laiko nėra. Kaip visą laiką čia standartiškai. Ir padariau, visai patiko jam, ten aišku pakeitimų buvo milijonais, tomais, tokio dydžio knyga galim, enciklopediniai pakeitimai. Suprantu tave. Nieko, pridaviau ir supratau, daugiau niekada, vestuvėse niekada. Bet montuodamas pridėjau visokių garsiukų ir supratau, kad čia kažkas įdomiau, kažkas fainiau. Ir tada jau tuo metu aš tokią įmonėlę turėjau, kur mes filmavom reklaminius klipus. Aš buvau montuotojas ir filmuotojas ir po to pagalvojau, reikėtų daugiau žinių. Išskridau į Londoną, atsimokiau 4 metus ir tenais jau 2 metais supratau, kad specializuojuosi garsą, nes labai mažai žmonių norėjo garsą varyti. Ir aš galvoju, aš paimsiu šitą nišą ir visada turėsiu ką veikti. Taip, neprašoviai, tikiuosi. Ir labai patiko. Ir šiaip mokiausi Digital Film Production. Tai čia yra toks bendras kursas visko, nes ir buvo kursas tik garso.
Tai 2 metais bandžiau mūsų mokytojus jiems sakyti, kad aš noriu persirašyti ten, sako, sorry mate, per vėlų jau. Wow. Per vėlų. Gaila. Bet nieko, aš tiesiog tos darbus dariau, to jau nebėra, bet aš tiesiog specializavausi garsą. Netgi tam buvo toks įdomus dalykas, kad studijos garso būtent, kur yra tikri pultai, kur jau naudoja industrijai, tai neleisdavo mum tenais, būtent iš Digital Film Production studentam neleisdavo. Nesąmonė. O tik garso leisdavo. Tai aš visą pagaudavau kažkurį garsiuką, skydavau daug kortelę. Ir įeinavau ir ten dirbdavau. Nes tas studijas tiesiog dulkės rinkdavau. O kai kažkas dirba, tai fain. Tai va. Super. O gali pasakyti vardą, ar nenori afišuoti įstaigą, kurioje studijavai? Ravensbourne. Tai Hebra, jeigu norėsit studijuoti, dar kartą pasižiūrėkit, kad būtumėt pasiruošę, kad negalėsit peršokti ir kad jūs, jeigu esate filmmakeriai, neleis jūs į audio studijas. Aš studijau SAI Institute, bet Azijai ir mus kaip tik skatino eiti su garsistais, sėdėti šalia. Ten buvo kolonėlės, kuris kainuoja belė kiek pinigų, pati studija buvo japonų dizainerio padaryta. Ir sėdi ir klausaisi iš paprastų kolonėlių. Paskui dženelekai ir paskui eini į tą studiją ir tada girdi viską nuo iki ir supranti, kad... Kiekvieną pabezdėjimą. Kiekvienas, vėl. O paskui grįžti prie tų paprastų kolonėlių ir jau nieko negirdi. Bet girdi taip, kaip normalūs žmonės klausys per telefoną tavo. Bet gaila, kad neleidžia, nes mano atžvilgiu jie turi būti kartu, jie turi viens kitą palaikyti ir suprasti ir mylėti, draugauti ir taip toliau. Čia Hebra garsistai yra vieni iš tų, be garso bus nebylus kinas. Taip. Ok, tai pastudijavai ir grįžai į Klaipėdą ar iš karto į Vilnių varai? Grįžau į Klaipėdą, tas COVID laikotarpis čia visiems mums hitino labai stipriai. Ypač kino industrija, aš variau su high hopes, kad čia bus faina, aš čia jau turiu žinių, toks krūtas visas pasimokęs Anglijai. Važiavau ir supratau, kad ne taip čia paprasta bus. Okay. Bet, nežinau, čia iškart patarimas tiem, kurie pradeda. Tai būkit žingeidus, domėkitės, varykit į bet ką. Žinau, kad bus sunku, busit vergai truputėlį, kaip ir visi turbūt. Čia, aišku, pasakiau negražiai, bet tai bus. Bus būtinai. Bet mokėkit bendraut, highlightinkit save kambarį, pasakykit, kad noriu, matau, galiu, žinau. Jeigu nežinot, po pamainos eikit dar žiūrėkit, mokinkitės, tiesiog gilinkitės į savo kraftą ir pasieksit turbūt visko. Tai sakai, nereikia slėptis ten kažkur kampelė, sėdėti tūsę arba pačiam filmavime irgi turi laiko pabendrauti, pasakyti, kad aš čia, aš galiu ir noriu. Ja? Aš manau, čia svarbu. Ypač, tai ką, tu ateini žmonių grupę, kaip jie tave prisimins. Prasme, jeigu tu tylėsi, sėdėsi, čia tas tylas žmogus, okay. Bet jeigu ten kalbėsi, domiesi ir šiaip iš savo patirties labai stiprus introvertas, bet teko prasilaužti. Ir tai padėjo. Jo. Tas pats. Man irgi, aš nelabai mėgstu highlightų, bet tenka pabūti šiuo metu prieš kamerą, ko nelabai mėgstu. Tai sakytum, kad tau įsisukti padėjo tas sunkus darbas ir bendravimas, ne? Galim taip pasakyti. Šiaip ne tik kažkaip sutikau teisingus žmonės teisingų metų, tai mano, galiu pasakyti, mentorius. Čia Ignas Matyka, linkėjimai. Šiautautas, Ignai. Labai vienas iš rimčiausių garsistų dabar Lietuvoje, tikrai stiprią patirtį turi 10 metų. Ima didelius projektus ir labai garbė visada eiti jam asistentauti. Tai tai sutikau jį, tokią istoriją, pasimti įrangos, nes su komikais filmavom, irgi su podcasteriais, K2 Comedy. Tai jau buvo irgi pirmas projektas, tai iš Igno teko pasimti 6 radijukus. Ir pirmą kartą tokį įrangą, wow, čia profesionaliai, aš jos net nesumatęs, ką daryti, tai viską paaiškino, bet nenorėjo duoti, nes galvoja, kad studentas ten sugadins, bet pasitikėjo ir ačiū jam ir šiuo metu labai gerai bendradarbiaujam ir super.
Tai ačiū jo, Ignai, kad tu pritraukiai, nes kai kada gali sakyti, kad čia sėkmės reikalas, bet manau, tą darbą irgi nereikia atmesti nuo savęs, kad mes intravertai einam ir bendraujam ir įtikinėjam, kad mes kažko galim padėti ir jeigu nemokam, tai nueisim, paskaitysim, pasižiūrėsim, pasigilinsim ir rytoj padarysim. Taip. Super. Sėkla. Paskutiniai projektai, apie kurios gali šnekėti, nes irgi buvau nustebintas, seku tave irgi, tai žiūriu, nuotrauka, įdomus projektas, jis jau išėjęs yra, nes jau pabaiga mėnesio. Taip. Tai ar galim pakalbėti apie tokio dydžio projektą? Taip, galim pradėti nuo postprodukcijos mano, nes dirbu, kaip ir minėjau, ir postprodukcija, ir aikštelė. Tai teko dirbti prie filmo Irklais per Atlantą. Labai geras filmas, rekomenduojam pažiūrėti. Nueikit, jau sukas kine šiuo momentu. Bus mano gyvenimo 9 simfonija. Padaryti kažką daugiau, ar man pavyks, niekas nežino. Žiūrėjom, tempo, davai. Ne tiek ir kloji, kiek valgai. Visą laiką valgai, klojant valgai, niekant valgai. Tai man Aivaras ir sakė, žinais, nėra ir klojimo varžybos, o valgymo varžybos, žinai. Manau, kad jis įveiks, jis psichologiškai labai tvirtas yra. Nes tą parodė Indonezija, tą parodė visos kitos šalis, kur keliavo, taip kad aš jau tikiu. Kai atsisėdau, anksti ryte, ir jau atsišvartavau, galvojau, pagaliau prasidėjo. Kaip verčiausi? Tik nelieka perkluotą planą. Gerai, eina savo. Išvėja varo link manęs. Nežinau, kaip sakyti, ar jį pamatysi tam kitam krante. Taip, labai neramu, kaip sakysi. Tai va. Mus gėlė, traukiam link Majamio, su vėliu, vėju, pakele. Būna ramių dienų, būna ir audrų. Svarbiausia, nesustoti ir kluoti. Ir jo, Aurimas padarė wow. Čia buvo didžiausias highlightas praeitų metų. Ir šitą visą įamžint, negalėjau atsisakyti, negalėjau. O kaip atėjo tavo vardas, kad tu dirbsi prie jo kažką, dėl to, kad pažįsti ir dirbi jau senai? Irgi čia... Ar turi studiją, į kurią ateina? Irgi čia kaip šitas filmas iki manęs atėjo, tai susipažinom per mano kolega Ignas su kitu kolega garsistu irgi, tai va, čia bendravimas svarbu. Ir aš tuo metu miksinau dar vieną short filmą, kuris irgi, beje, jau turėtų išeiti. Tai ten, gal ne, šiaip manos dabar jisai suksis per festivalius ir tik tada bus premjera. Premjera vėliau, ne? Tai man reikėjo studijos, man reikėjo gerų kolonėlių, bent jau, kad girdėtųsi kažkas, kad bent jau plius minus. Tai sutikau Lauryną Kamarauską irgi šiautautas. Nesenai susipažinom, vienas fainiausių žmonių, irgi highlightas mano šių metų ir praeitų. Tai va, ir jisai man sako, aš turiu filmą ir aš nespėsiu vienas ir jeigu nori prisidėk, tai sakau, okei, prisidėjau. Ir jo, didžiausio garso dizaino dalį, aišku, dar dirbo ir Agata Savickis, irgi šiautautas, atmosferų garsas. Tai ir padarėm
padarėm, sulipinom, per mažai laiko, bet bus gerai. Ir yra gerai. Mes dabar biškiai tokia kaip kelias atgal, kai mes pabaiginėjom studijas, turėjome išvyką su studentais garso ir vaizdo, nuvarėm į studiją, kurią daro garso postprodukciją ir pareina iš visos Azijos, iš Kinijos, iš Taivanio, iš aplinkinių, iš Indijos filmai, pilnometražiai dažniausiai. Jie turi kelias didelės studijas ir mes klausinėjom, kas yra sunkiausia. Jie sako, sunkiausia yra, kad dėja nesikeičia iki šiolė, jau 20 su biškiu metų jie dirba tą, kad visada 3 savaitės iki pilno metro išėjimo premjeros jie sėda daryti sound dizainą. Sako, mes norėtumėm nors vieną projektą, kuris galėtų duoti mums daugiau laiko. Ir bėgioja įrašinėja exhaust pipus nuo mašinų, tų modelių, kurie yra kadre, ir duris, ir batai. Ir sako, mes beprotiškas ritmas, bet niekaip negalim perlaužti, kodėl visi duoda mažiausią biudžetą ir mažiausią laiko atkarpą garsui. Sako, negalim niekaip to pakeisti. Atsiprašau, žiūriausia tai, kad 50% filmo yra garsas, jeigu nedaugiau. Ypač tos jausminės dalies, kur tu turi aktorius, tu jie nufilmuoti su varikais, ten gražiai galva sufilmuota, o ištelį mikrofas vienas, 2, prisektas, paslėptas ir bumas laikų. Kaip čia, tik ne kadre. Ir tas performances, kuris išeina iš aktorių, jisai per garsą. Ta prasme, jausmiškai, tikrai per garsą daugiau, manau, hitina. Ir visokie sprogimai, pamatai tą kadrą, susprogsta, įsivaizduoju, kad tu jį pamatai, be garso, sprogsta, bet kai duoda tą vibraciją, tas subas, tie žemi dažniai, vidutiniai, ir supranti, čia tikrai sproga kažkas. Tai gali turbūt netgi vaizdo nerodyti, tą garsą paleisti ir tu viską suprasi. Oppenheimerį žiūrėjau kino teatrą, tai ten yra tas, kad sprogsta. Iš pradžių nematai. Bet tu žinai, kad pareis tau tas. Čia kaip mamos balsas, kai jinai kviečia, nereik mamą matyti, tu ją girdi. Pareik namo! Makaronai! Pauliau, eik valgyt. Eik valgyt. Aš tau parodysiu. Tai balsas, garsas yra smarkesnė įtaka, manau, visiems mūsų gyvenime irgi. Čia subjektyvu, aišku, kinas. Be abejo. Menas subjektyvus, visas šitas dalykas, bet aš kaip garsistas galiu pasakyti, kad taip. O pritariu, nes gerbiu garsistus, tikrai galim pasidžiaugti. Yra mūsų jau prieš 2 metus išleistas trumpas toks poetiškas filmas, kur Martynas prisėdo padėti su garsu, nes kaip ir visa idėja ten ir mano atžvilgiu ir gulėjo ten, nes aš labai norėjau garsu pateikti ją, nes biudžeto apribojimai neleido su varikais filmuoti, biudžeto apribojimai neleido su didelė komanda filmuoti, filmavom su Saša dviese. Plus padėjo Hebra su japonišku tais langais, kur padarėm iš plastikinių didelių langų tą aurą, kad bent jau kažkiek į tą pusę. Bet paskui įrašiau Šimanskio balsą, su juo įrašėm. Labai gražus balsas. Poezija. Jis man žinai, ką pasakė, sakė šūdinas eilėraštį. Aš sakau, ten kažkas slypi tam eilėraštį. Aš nežinau, kas. Aleksandrai, perskaityk, bet ne kaip poezija. Mes ten reikėjo kaip aktorius paprastai, išnekėtų ir tu irgi jį pagyri. Tai man įdomu, iš tavo pusės, iš to senos kartos aktoriaus. Kodėl tau patiko tas balsas? Čia pas mumis lietuvių kažkodėl balsai tokie trūksta tų žemų dažnių ir kažkokios šiukšlės trūksta, nežinau, kad cinkelio tokio, kur tiesiog iš girklės, iš šitos diafragmos eina, labai trūksta. Šiaip vienas aktorius labai gerą balsą irgi turi, tas Arvydas Dapšys. Dapšys? Jo. Reikės pasižiūrėti. Šiaip irgi iš čia vaina ir tenais būtent to filmo, kur darėm, aktorius, jau pamiršau vardą su vardais. Aleksandras Šimanskis. Amžinatilsį, nebėra jo. Tai čia buvo paskutinis projektas jo su mumis ir išėjo. Jo.
Tai jo, toksai buvo, nu, aš nežinau, tiesiog tas kalbėsina, tiesiog tu supranti, kad girdėjau, kai geras balsas ir nieko tvarkyti beveik ten nereikėjo, ten jau iš savęs jisai varė ir dainavo ir tiesiog ėjo gražiai, waveformas. Nes įrašėm su Zoomu paprastu. Nereikia, nebuvo svarbu, ne? Nelabai, nu irgi prieisim prie tos temos, kad ne visada svarbu ta įranga, aišku, jinai padeda, jinai palengvina, bet čia jau nuo aktorių priklauso. Kaip ir visas kino industrijos, kaip visa kino industrija, jinai daug puzlių, mozaikų susideda į vieną. Vieną išimsi, jau bus blogai. O kas sakytum yra svarbiausia garso dizainai, ką reikia būtinai atkreipdėmėsi? Ar nėra tokio standarto, kuris visiems projektam tiktų? Kaip ir sakau, subjektyvu visada. Time managementas labai svarbus. Susirasti kažkokias tai garso bibliotekas iš karto. Bent jau kažkokį pre-work padaryti, kaip sakant, pre-edit. Įrašyti kažką savo. Šiaip labai fainai yra, iškart prideda to cinkelio. Nežinau, šiaip, sakau, subjektyvu, ten viskas veikia, bandyk, daryk. O dabar atsispirkim irgi, irklais per Atlantą. Taip. Tu esi jūroj, yra vanduo, yra valtis, jeigu aš teisingai, valtis. Ką dar tu, kokių dar garsų gali įdėti, vibracijų, kokio crazy reikia dar įjungti, kad padėtų tą, koks ilgis yra filmo, 2 valandas? 1:40. Tai 1:40, kad vis tiek nedaryt copy-paste, vis tiek, jūs juk esate tokie, kurie kažką įdeda dinamikos, jo, kad visą tą laiką išlaikyti. Tai galim padiskutuoti apie tą filmą, tai mes turėjom 4 tokius garsinius pasaulius. Tai buvo interviu, iš pradžių daug interviu, buvo labai daug interviu. Tai buvo prieš kelionę, tai ten jau paprastai, ką matom, tą girdim. Tada jau prasidėjo kelionė, tai ant valties yra, tada yra kajutė, trečias. Uždaras, ne? Jo, uždara. Ir tada yra po vandeniu. Nes ten filme po vandeniu kadrai yra. Gyvūnai visokie, draugai paplankant. Nenoriu daug spoilint, bet jo, turėjome tokius 4 tas atmosferas, galim taip pasakyti, vietas. Ir jo, šiaip jūroj tai variacijos visokių bangų, aišku, visada reikia vadovautis vaizdu, aišku, visgi 50-50, vaizdas garsas. Tai atkuri tą ir po to jau dėlioja, žiūri, kas vyksta, kaip kas kur. Po vandeniu tai, irgi ką matom. Daug reverbų visokių ten atmosferinių, visko. Gali kitą garsą uždėti, kuris visiškai nesusijęs su vandeniu ir jisai gali tiekti. Čia jau priklauso nuo mūdo. O tu pats nedarai tokių crazy kaip tie method actors, kur reikia panerti garsistui, paklausyti. Šiaip ten yra dafiga įdomių garsų, jeigu tu esi po vandeniu, kažkur, kur labai yra surus vanduo, ten yra tarkštelėjimai, tokie mikro, ten yra planktonas, jisai tarška, ten yra šiaip labai daug. Šiaip naudojau hidrofoną, čia yra povandeninis mikrofonas, tai baseinė naudojau. Baseinė, nu? Ja. Įdomu, šiaip labai jautrus, šiaip visiškai kitaip veikia negu paprastas šitas mikrofonas, nes po vandeniu dažnai biškai kitaip keliauja. Labai daug aukštų yra tokių klikų, kaip tu sakytų, tarškėsiai, klikų labai daug. Bet įrašinėjom po vandeniu, kaip mergina rėkia, bet labai gerai girdėjęs. Ir tą treką gali panaudoti, jis buvo panaudotas? Nebuvo. Čia kitam projektui visiškai. Bet jo. Tai jo, daug vibracijų labai šiaip po vandeniu. Mes būtent ten ką padarėm, tai labai daug žemų dažnių uždėjom, nes viršuj vėjai visokie ten, vėjai, daugiausiai vėjo buvo. Pats Aurimas sakė, man reikia daugiau vėjo. Daugiau vėjo ir vibracijų. Tai viršuje, sausumoje, nesausumoje valtyje, vėjai, apačioje žemi dažniai. Tai O jisai atėjo tai retkarčiais pasiklausyti, kai jau yra kažkas jau kaip ir
padaryta iš garso dizaino, ar nes žmogus užsiėmęs, jis negalėjo turbūt pastoviai būti su jumis. Ir jums turbūt nereikia tų nuomonių per daug. Ne, šiaip propsai Aurimai, tai jisai kiekvienoje mixingo sesijoje buvo. Ir kiekvienoje peržiūrė kino teatre, nes darėm prieš tai techninės 3. Tai didžiausi propsai, kad jisai atėjo, žiūrėjo ir domėjosi, ir tai šiaip paskata labai didelė, nes kai ateina, sako, nu padaryk ten, tu bus kaip yra. Bet noriu, jo. Bet kai duoda kažkokią atspirties tašką, vis tiek jisai visgi buvo produceris ir režisierius šito filmo, tai dalyvavo. Tai šitas labai malonu. Aišku, buvo ten nuomonių nesutapimai, bet mūsų toks darbas, ta prasme, tu turi valdyti tą situaciją, tu turi išlaviruoti taip, kad paaiškint žmogui, nesakydamas tų terminų gal taip daug, kad va taip gal geriau bus. Ir kai parodai, paklauso tą galutinį variantą ir pasako, okay, this works for me. Good. Turim laiko, galim pabaigti. Čia ne per daug norai, čia yra logiški norai. Ja? Taip. Cool. Kokį nors klausimą dar, jeigu... Aš tai turiu labai jų daug. Galvoju, turiu kelis, bet galvoju, gal dar prie to pačio projekto liekant, kas pačiam buvo gal įdomiausia, gal kažką išsibandėjai naujo su kažkokiais įdomiais žmonėms susipažinai, kas tau pačiam iš šito projekto įstrigo labiausiai. Šiaip čia mano pirmas pilno metro mixingas, apskritai pilno metro filmas postprodukcijai. Tai maža komanda šiaip buvo, šiaip su visa Hebra garsistai, su kuriais pažinau, Agatas, Laurinas ir muzikas Simonas ir aš, tai mes pirmą kartą šiaip bendraujam ir pirmas čia mūsų projektas. Tai va tas patiko bendravimas. Ir su pačiu Aurimu faina buvo, ir su montuotojų Lūku čia stoviu šiaip. Turbūt gal žinot, girdėtas. Nežinau, viskas patiko. Labiausiai patiko tai turbūt padizainint tą povandeninį pasaulį. Būtinai pažiūrėkit ten, patišta labai daug prakaituota buvo, mažai laiko, kaip visada, ne? Bet nieko, susitvarkėm ir tikrai tikiuosi atsiliepimai geri bus ir patiks visiems. Aišku, geriausias garsas yra, kai nieks jo nepastebi. Nepastebėjo. Tai va, liūdniausia, bet taip yra. Tas pats ir prie vaizdo, irgi operatoriai DP irgi sako, jeigu arba apšvietėjų darbą pradedi atkreipdėmės, tai kaip ir negerai. Turėtų būti easy flow ir tu pasinėręs istoriją. Jauti nuotaiką, jauti istoriją, bet... O nežiūri, kas ten, kur, kaip, kodėl čia. Tu atsijungi tada, bet irgi čia nuomonės. Cool. Tai va, būtinai nueikite į kiną, paremkite dokumentiką, Lietuvos dokumentiką, tikrai išskirtinio. Ir jo, tokio tikrai... Čia buvo, kaip supratau, Dariaus ir Girieno atkartojimas, tai kad per vandenį. Per vandenį, Tai čia, ką jis padarė, tai yra crazy. Tikrai. Ir tai propsai jam. Ir kad jis dar sugebėjo viską sufilmuoti. Tai čia iš viso. Čia yra... Respektas žmogus. Kad tu plauki vienas, bet dar nepamiršti pafilmuoti, perkrauti medžiagą ir taip toliau. Pas jį dar žiūrėjau podcastą Alex Show, kuris sakė, kad jo YouTube kanalą nulaužė, kol jis tam buvo išplaukęs, tai dar reikėjo spręsti, kol plauki, atkurti savo YouTube kanalą. Tai buvo problemų daug pas žmogų tuo momentu, bet ir dar filmavo, tai jo, big respect. Tikrai. Dėl to ir norės ir garso padaryti labai. Jo. Atsižvelgiant tai, kiek žmogus padarė. Taip. Cool. Super. Šiaip čia istorijos dalis, manau, čia highlightas tikrai Lietuvai. Smagu. O ką tu nemėgstai iš savo profesijos? Nevardėjant žmonių ar situacijų, bet ką tu nemėgsti? Kas užkniso? Ar yra tokių momentų? Ar viskas kaip ir gali susigyventi su to ir viskas kaip ir gyvenime? Aš žinau, šiek to per visus šios metus, tai viskas gerai, tik tai stresas. Ta prasme, pavyzdžiui, aikšteliai dirbant, tai stresuoja dažnai. Ir, vieni kitaip dylino su stresu, vieni vienaip. Aš tai kartais į panikos ataką šoku, tai čia yra labai blogai. Dėl kad kažkas nesigauna, ar šiaip tą būseną? Overworkinimas, nes aikšteliai mes dirbam po 12 valandų. Tai norisi kartais, reikia pertraukas daryti. Turi segmentuoti savo laiką, nes tu perdegsi.
Ir kai aš perdegu, man pereina į mental health labai stipriai. Ir tą reikia, jau supratau, kad reikia ir maitintis gerai, ir tą, ir čia daug kintamų yra. Tai gal tas labiausiai nepatinka, o šiaip labai ačiū, bet viskas ok. Viskas, aš myliu savo darbą, aš taip džiaugiuosi kiekvieną minutę. Kai aš ateinu darbą, čia ne tas, kur tipo kelios, oi, plema, vėl į darbą, arba vėl į šūlę, kaip buvo prieš kelias metus. Čia aš su šypsena, pamiegojęs 3 valandas kartais, varai, dirbi ir smagu. Sakei, dabar 13 pamainų atidirbai? Jo, 13 dienų atidirbau, tai dar paraleliai ir postą dariau, tai darbas, postas, tai jo, tai čia pabuvojau su Europos parlamentu, užsakė mumis, tai prezidentūrai buvau, Seime, su visais mūsų high-ranking officials buvau ir Europos parlamentu. Ir netgi ten buvo stresiuko, ne? Šiaip tai ne, ten labai jokinga. Taip jokinga, kad to... Gali kažką pasakyti. Ten... Ar nepaslaptis ten? Tiesiog ateina kažkokia moteris arba vyras, jie tave pasako, kur eis, netgi kur papers, atsiprašant. Kiekvieno treką surodo, kur eis, nueisi ten. Tai žodžiu, ateini, pasiruoši, viskas susijungia, laikai būma, ateina, pasirašo kažką, tada pereina į kambarį, visi, man šiaip juokinga, kaip operatoriai ten įbėga, tokie iš vieno kampo, greit nubėga į kitą, iš kito kampo, dar iš trečio kampo, bendreką dar paima ir tada apsauginis, tokią ranką, viso. Nėra laiko. Viskas, einat čia. Ir viskas uždaryta. Tada lauki vėl valandą, į kitą kambarį perini, vėl tas pats. Ir viskas švara. Tai tu turi labai kokybiškai pagauti garsus, kai eina per kilimą? Ne? Ar jie kalbėjo kažką, kol jie... Jo, ten labiau gal tos dialogai. Dialogai, jo. Bet čia šiaip Europos komisija, kodėl, aš nežinau, kam tam garsistas iš vis reikalingas. Užtenka ant bumo užsidėti ant kameros. Bet turbūt Europos parlamentas turi biudžetą, tai užsakė garsistą, okei. Super. Tu nesiskundė, ne? Vis tikrai ne. Aš irgi tikrai ne. Į valgyką gal į parlamentinę nuėjai pavalgyti? Ne, teko, bet Seime teko... Užkanduko? Jo, buvo parašytas toks ženklas, kava. Roda. Tai galvoju, okei, mes turim minučių, galiu dar nueiti. Kavos, spragykau, ten skaniai buvo. Tai čia buvo sausio 13 paminėjimo, jo? Jo. Cool. Tai, jo. Super, nu va. Nes man pasigirdo, kad ten tik tai, žinai, vaikščiojimo niekas nekalba, bet jeigu kalba... O, gal tą pasirašymo garsą reikia. Jo, tai ne, taip giliai ten tikrai. Jo. Ten labiau, kad aš nežinau, kam šis reikia. Žinok, dažnai kas šneka, ir mes netgi turim laidą, neatsimenu, numeris 4 apie stresą. Gal Jonai, tu atsimeni? Mano mėgstamiausia mano laida ir netokia populiari kaip apie babkes. Mes ten padarėm vieną laidą apie pinigus ir sprogo, visiems įdomu, kiek uždirba. Nori atskleisti, kiek garsistai uždirba? Ar yra tokia kaip ir normali stavkė, ar geriau nesakyti? Nu, ne. Ne. Tai ne visi gali, jo. Kai kurie operatoriai gali atskleisti, kai kurie... Aš asmeniškai apie save tiesiog, nelabai. Bet galiu pasakyti, pragyventi išeina. Dviese, netgi. Netgi 2. Nu va. Mums irgi Vilniuje. Apskritai Vilniuje nuomos kainos. Kosmosas. Jo. Bet pragyventi išeina, atostogų išeina išvažiuoti. Kas yra labai svarbu. Siekitės hebrat, jūs nepamirškit, kad jums gyventi reikia, ne tik dirbti. Ir pamatyti, džiaugtis pasauliu. Žinai, ką girdėjau? Kai kurie sakė, kad aš negaliu ilsėtis, nes palei sąrašą aš bijau, kad aš nukrisiu už 10, nes, skambina ir siūlo. Ir jeigu tu ilsėsis ir atsakinėsi, ne, bijau, kad nukrisiu, žinai, nebeskambins taip dažnai ir nebeturėsiu tų darbelių. Nėra pas tave tokių? Visus imi ar va? Šiaip ne. Ne visus imi. Jau atėjo tas laikas, kai aš galiu pasakyti ne. Ir man vis tiek paskambins. Turbūt tikiuosi. Turbūt, jau. Kažką. Bet ne, tikrai ne visus imu, nes kartais tiesiog datos klešina. Ir šiaip, jau kai man pasako, čia nieko ten įrašysi kažką,
Tada iškart kontrolinis klausimas, su kokią kamerą filmuojat? Pasako, Arri Alexa. Sakau, hebra, tipo, biudžetų yra Arri Alexa pasimti, apšvietimą susinešti ir visą kitą, tipo, o garsas, kaip visada, tipo, backbone'as, niekam nereikalingas. O tada girdim, kaip įrašo su visokiais raudais. Atsiprašau, raudų nekenčiu. Aš juos vadinu U-rodais. U-rodai. Jau girdėjau daug kartų apie raudus, U-raudus. Šitie visi DJI, kurie veikia Wi-Fi dažniaus. Kol kas dar nematau aš, kur jų marketas. Yra jų marketas, aišku, ant videografų. Aišku, jie atlieka savo funkciją, viskas gerai. Imkit, naudokit, bet aš nežinau, aš juos sudeginčiau. Netinka tau, jo? Ne, visiškai. Bet tu pagristai, mes neturim tiek daug laiko, bet šiaip tu galėtum netgi pagristai viską išaiškinti. Jie dirba ant Wi-Fi'aus. Ir tai yra 5 GHz, 2,4 GHz. Tai čia tie patys dažniai, kur dirba su telefonai. Ir užsikimša viskas. Turi ten channelių, aš nežinau, kiek ten yra, ten tiksliai negaliu pasakyti, bet jų nėra daug. Ir aš kažkada filmavau šiaip su rodais ir labai buvau susinervinęs. Filmavom virtuviai, kur yra labai daug metalinių paviršių. Ir viskas, ta prasme, aš nuo tiek nuėjau ir man šaudo visiškai viskas. Ta prasme, šaudo radijos, kai girdim tą tokie garsai. Ir nieko neįrašiau doro. Ir po to man skambino, sako, kas čia per garsas. Sakau, tipo, sorry, sutaupė tam biudžetą. Aš jums sakiau, kad aš su raudais bus blogai. Gali būti blogai. Ypač, kai jų yra daugiau negu 2. Tai va. Ir dažnių nepakeisi. Aš nežinau, gal ir pakeisi. Gal jau ant Pro versijos ten jau gali swapinti dažnių kažką. Bet jo. Personal turiu grudge. Sutinkam jau. Kažkokį intervą ten galima iš bėdos, bet... Ne, kai vienas veikia, tai atlieka savo funkciją. Ir šiaip tas kapsulės būtent rodų, tai... Nieko gero. Ne. Supratau. Palyginimai, ką aš naudoju. Tai yra DPA 6061. Tai tenais kapsulė mikrofoną kainuoja, gal 400-600. Vienas laidukas. Ir ta kapsulė yra kaip... Dantukas, ne, mažesnis, dar kaip ryžis. Rydžio grūdas. Jo, grūdas. Tokio dydžio. Ir jį gali užryginti, paslėpti. Ten su to slėpimu yra, su tais mikrofonais slėpti yra labai gerai ir jie labai skamba kaip bumas. Kokybiškai. Arčiausia, ką turi marketą kol kas, bet ir kaina atitinkama yra. Aš pasirašiau ant page'o, kur Microphone Hide Techniques, tai irgi pasižiūrėjau. Lavalier Hide Techniques. Tai aš ten turiu postą. Maladėt. Tai ten kiša visur, kur galima, jie tokie subtilus ir gražiai įsipešiai. Galiu šiaip parodyti vieną rygą, kurį padariau, to tik tais reikia greitai atrasti. Tu paskui screenshotą padaryk, kad siūsk man, kad nepasimestų, parodysim irgi. Tai į kepurę. Į kepurę. Beisbolkę tą tipo su... Ne, buvo karinė kepurė. NATO tipo? Ne, čia va tokio. Čia va toks vadygas, aš nežinau. Gerai, atsiūsi. Jeigu matos. Atsiūsi, mes padarysim. Dėsim. Tai čia jo. Šitas rygas, jisai vadinasi Personal Boom Operator. Taip jį vadina, nes pastoja mikrofonas čia stoja ir jisai taip gerai skamba. Aišku, žemų nėra, nes žinai, žemi iš čia eina, čia labiau aukšti tokie, bet turėsi gerą tą dažnį ir garsą. Tai va. Su tokiais nepergyveniai nei į projektą ir galva neskauda. Su tokiom... Jo, su kepuriam tai dažniausiai čia prasivedi tą laiduką, čia toks įstoja ir turėsi viskas be problemų. Ramu. Cool. Ramu. Tai kažkaip prie aikštelės perėm. Tai gerai, nes mes norim irgi pasakė apie stresą aikštelę. Stresas ir man prie apšvietimo. Buvau susitikę pirmą kartą, tai aš padėjau su apšvietimu, o su tavim buvai šalia su visų bumų. Nežinau, ar ryginai dar kažką? Ne. Tik bumas. Ten toj scenoje dialoginio buvo. Ten režisierius pasakė tiesiog atmosferos surašy ir referencui. Plus aš ten postą dariau tam filmui, tai aš žinojau, ko man reikia. Ko tu reikės. Tai va.
Jo, gerai padirbėjom, vakarinė, naktinė beveik pamaina. Daug rūkė aktoriai, tai kaip aš nepavydėjau jiems, abu turėjo rūkyti, kokį pakelį turėjo surūkyti. Paskui sužinojau, kažkas sakė, kad yra šiaip specialios cigaretės, kurios nėra herbalinės. Šiaip kaip tik buvau filme, kur paaugliai rūkė, tai teko. Ta prasme, teisiškai tu negali duoti jiems cigarečių. O tą gali? Tai rūkė herbalinės. Aišku. Taip, manau ir šitų negalim, bet teko, kadras prašo. Va, tai ar ten apsimokėjo tiek daug rūkyti aktoriams? Kitas klausimas, bandžiau jį rasti, buvo Instagrame, bet dingo iš Edvino Girdvainio, tai linkėjimai šiautautas, ačiū, kad supažindinai. Va, tai jo, pamėlinavo po to aktorius. Ir mums buvo nebesmagu. Čia kokiam projektą? Čia trumpametražis filmas Milžinai iš Kernagio dainos. Pasiklydę milžinai, kažkas tokio. Va, tai teko pasidarbuoti irgi, gera patirtis. Ir kad jaunas režisierius, klaipėdietis, tu irgi iš Klaipėdos teisingai, bet Edvinas irgi į Vilnių išvarė. Taip. Va, tai dėja. Daug talentingų klaipėdiečių. Šit išvaro, jo. Stai, bet kaip tu stai... Visi pinigus važiavo. Jo, nes tai nėra tos didelesnės industrijos, tai ką mes tengiamės irgi ją kažkaip palaikyti, suburti, kad nereikėtų važiuoti niekur. Taip. Kad būtų kur grįžti visiems tiem, kurie išvažiavo. Taip. O jeigu jie grįžtų, tai su tiek daug patirties, tai čia bus vienas malonumas darbuotis. Tai aš gal ir jums klausimą šiaip turiu. Davai. Tai iš Aikštelius. Davai. Tai kaip Klaipėdai sekas tai? Nedaug tų projektų, paskutiniai tokie, tai vėlyvio filmavimas. Neteko. Kvietė iš pradžio, paskui persipinio nereikėjo. Va, tai vietiniai padėjo ten minimaliai kažkiek, bet norėjau pabūti prie Dariaus Zalmano, kuris yra... Su juo teko dirbti, aš jam tiesiogiai parašiau, sakau, norėčiau irgi pabūti. Gaferis, jo. Tai... Didžiausias prieš. Jo. Aš žinau. Kur šešėlis? Prižiūrėk šešėlį meti. Tu nematai, šešėlis tavo krenta. Ačiū, ir rašiau viską. Arba tada apsišviečia tokį, iš visų pusės ir šešėlį nebūmo. Tipo niekur negali būti. Ir tada tau mikseris sako, o tu ko tu nebūmi? Sakau, tai šešėlį visur. Tai ir tada visi, pyksta ant tas, tipo, what the fuck. Čia tavo kaltė. Tavo kaltė. Ne, jų kaltė, jo čia. Tai gerai, tai vėlyvis. Jo, vėlyvis. Didžiausiai kažkokie europiečiai atvaro, vokiečiai, danai ir taip toliau. Jie savo viską atsiveža. Žinau, girdėjau. Va, tai irgi neteko, o mes ką darom, reklamytas darom, transliacijas darome, trumpametražius kelius iškepėme, ir viso. Labai daug vestuvių. Mes nefilmuojame. Bet vyksta. Kontroversišką klausimą. O ne jūs Jungle Kingą filmuojat? Čia dabar negaliu taip atsakyti. Kontroversiškai. Po laidos reikės pasižiūrėti, kur mes buvom, daug kur buvom. Priklauso, ar gerai, ar blogai. Žinai, darbas yra darbas. Filmuojat apskritai, ta šaikutė man apskritai nepatinka, ten truputėlį cirkas. Bet, nenoriu aš ten daug, bet darbas yra darbas. Čia po darbo mes kalbame apie ką darėm, jo. Visko pilno darėm. Taip. O daugiau, tai nežinau, kiti daro intervus, bet mes bandome keisti požiūrių, kad daryti jau raiderį. Žinai, kad nevažiuoja vienas operas, jisai susišvies, jisai su mikrofonu susikabins ir padės tas, kas užduoda klausimus, jam parežisuoti, kaip geriau tą daryti ir gaunasi one man band ir užknisa. Ir kai nuvažiuoja į reklamytę jau, žinai, didesnę komandą, jau fainiau. Taip. Visi pasiskirsto. Geriau padaryti daug. Bet aišku, turi būti biudžetas keliams žmonėm. Tai jie nesupranta, sakai, reikės įrašinėti garsą aikštelį, nes ten bus įdomių garsų, juos galim panaudoti, kad kuo mažiau į library. Daleiskim. Neturim biudžeto, mes nesuprantam, kame reikalas, kad tas žmogus turėtų būti setę. Jo. Netgi apšvietimą, kovojam dėl apšvietimo, o kam jums apšvietėjo, tai ten Dėl to, kad aš manau, kad labai stipriai užsiaugino tos videografai visokie, kurie šitą marketą biškį jie plėšo.
Nes aš nežinau, kai kurie tikrai gal profesionalus yra, bet yra tie, kurie pasakys, už 5 eurų, good, aš varau, viską turiu, viską padarysiu. Pasiema tos glide camus, steady camus, whatever, gal steady camu tikrai neturi. Ne. Roninas, Sonis ir važiuojam, viskas. Vieną reklamą jums padarysiu, ten tipo. Mam, grožis. Tai grožis. Viskas. Iš Shutterstocko muzikytę. Taip. Tai labai, faina. Ir šitas marketas kenčia truputėlį, bent jau jūsų profesionalių žmonių. Bet po truputėlį niekas nepasikeis per vienus metus, per pusmetį, kad tu pradedi sakyti, važiuoja hebra, o ne vienas žmogus, ar dviese maksimum, tipo, pilną mikriuką prikrausim lempų ir įrangos, bet problema nėra tiek daug tų projektų, nuo čia reikia pradėti. Jeigu projektų bus daugiau, tai ir mes trauksim su tais raideriais savo kolegas ir visi darysim kartu. Ir su tavim norisi padirbėti, irgi kaip širdis skauda, žinai, vieną padarėm projektą, norisi daugiau. Man tai svarbu, žinai, ten susitarėm dėl biudžeto, bet norisi kitus projektus, aš neinu pas kitus garsistus, nes reikia, žinai, dar pritraukti, nes aš pats nemėgstu. Kai mane paėmė už kapeikas, o kai geras projektas, tai paėmė jau geriausia. Tai not fair, žinai, tai tu ir pasiliekia tos baidarės. Tas, kuriam skambina, kai neturi pinigų. Jo, dėja, nes taip tai būčiau kvietęs daugiau ir užmitinėjau irgi, kad nepamirštų mūsų, kad mes irgi norim gero garso. Tai fainai, Klaipėda būtų atvažiuoti visą padirbti. Nes yra kur gyventi, sustoti. Tėvai čia, mama myli. Šiautautas mamai. Gražus ir malonus. Šiaip juokingas situacija. Kažkaip man neseniai pasakė, kad aš niekada netikėjau, kad tau pasiseks. Tu pasakė, netikėjau, bet sakė, kažkaip, šitokia profesija. Jinai šiaip visada tikėjo, bet negalvoja, kad taip išeis ir taip pasiseks. Ir, matom. Puikiausias rezultatas. Tai dėl darbo Klaipėdai cool, būtų tikrai. Tu už, ne? Jo, būčiau už, tik atitinkamai sumą reikia. Tai aišku, mes patys irgi. Bet manau, prakalbam apie Vėlyvį, tarkim, kodėl jisai į Klaipėdą atvažiavo. Aš manau, kad jau Vilnius perfilmuotas, ne? Šaudytas, kaip sakant, yra stipriai. Aišku, dabar užsienio kompanijos važinėja į Vilnių, apskritai Lietuvą labai daug užsienio. Šis apskritai yra gandai, kad Warner Bros statys kažką reitingos. Gerą žinią, galvosim, žiūrėsim. Čia jau, bet čia toksai dar neaišku. Kažkokie gandai čia iš... Fainiai. Jo, tai... Jau gandai, jau gerai. Trūksta tų gerų gandų. Nepatvirtinti, čia galimai. Tai jo. Pamečiau mintį kažką. Jo, Vėlyvį, kodėl Klaipėdą atvarė? Apšaudėm jau Vilnių. Tai jau ir Kaunas po truputėlį apšaudytas, manau, nes ir man teko dirbti Kaune ne kartą. Tai ką, o kom Klaipėda prastesnė? Turim gražų senamiestį, turim vandenį, turim šiaip Nidą, irgi gražu, miškai. Ten iš vis toks kampelis, kur wow. Tai gal jau po kelių metų, gal netgi pusę metų, gal greičiau važiuosim visi Klaipėdą dirbti. Tai čia ir oros fainas, gal kažkokie dalykai Vilniečiams keistokie, bet Klaipėda yra neblogas miestas. Mums irgi norisi matyti, iš Vėlyvių pusės norėjosi pamatyti aikštelę jau didesnio biudžeto, kaip jie dirba, nors mes viską kaip ir žinom, bet vis vien norisi dar kartą pažiūrėti, kaip jie daro, kodėl tai vyksta ir nepamiršti. Taip. Ten jokių paslapčių nebus atidaryta mums, mes viską suprantame ten. Kiekvienas žmogus, kuris eina, mes maždaug galim tai pažiūrėti, kuris nuėjo ir maždaug kokia jo pozicija yra. Aš bijau nusišnekėti, gal Klaipėdoj žiauriai daug čia tų projektų vyksta, bet... Jie yra maži, jų yra daug, bet jie yra maži. Ir norisi, kad jų būtų gal mažiau, bet kad jie būtų riebesni, kad būtent padaryti ir sound designui, kad duotų biudžetą, ir apšvietimui, kad normaliai duotų, ir prie production'e, prie lightą, kelias dienas prieš filmavimą atvaryti. LKC reikia paraškas pildyti, tiek. Jo. Pildykite paraškas. Pildykite. Duoda pinigėlių. Pildykit, ieškokit, rašykit projektus, tuos scenarius ir prašykit iš visos Lietuvos, kas gali. Turėkit gerą prodiuserį, manau, turbūt. Gerai, o kas yra tavo atžvilgių prodiuseris prie kino?
Nu, čia tas, kur derina visus klausimus piniginis. Turi Jis man visas... parašo, jis sako, kiek nori, ar tinka tiek. Ar overtime mokėsim, ar ne. Tai va, čia pradėsiu. Tokių. Tai Klaipėda irgi jų beveik mano, bet čia mano personali nuomonė, jų beveik ir nėra, keli žmonės, kurie galėtų tą padaryti, bet jų reikia daugiau šiaip dėl masto, kad jų būtų daugiau ir kad lygis padidėtų, paaugtų. Taip. Jonai, klausimą? Kiek laiko, ar mes dar galim? Mes šiek tiek užsimenėm apie tą komandos darbą ir panašiai prie tų didesnių projektų ir kad maži projektai, kur vienas operatorius viską daro, kad tokie nebeįdomu. Klausimas, tu sakei, pats pradėjai, video filmavai, garsai rašinėjai. Kaip tau buvo pačiam asmeniškai tas perėjimas nuo visko darimo į labai specifinę, konkrečią rolę, kuri bendrame paveiksle matosi ir jaučiasi, bet, tu, žinai, kažkokią vieną dalį tik tai padarai. Tai kaip ir minėjau, aš kuo greičiau norėjau iš ten dingti, nes man su tos vestuvės taip tokį kablį įsuko, kad viso. Tiesiog, aš nežinau, tiesiog norėjau kuo greičiau tapti profesionalu ir kažkaip... Radai ko. Jo, ir tiesiog užsikabinau ant garso. Ir iki šiol sekas gerai ir tikiuosi gerai seksis. Irgi linkim. Nebuvo sunku, kad tu darai garsą ir galvoji apie, kad čia blogai nufilmavo ar dar ką nors. Nebuvo tokių? Buvo visokių tų projektų studentų laikais, tai tikrai buvo. Bet, jo, čia vat, kaip ir grįžtam prie toho, kur sakiau, kad video filmo tas yra kaip visas tas paveikslas yra iš kelių mozaikų. Ir, jeigu jau vienas negražios mozaikos, ten, nepridėsi ten gėrio, tu vis tiek gali tą kakutį ten šlifuot, bet vis tiek bus kakutis. Tai, taip. Bet tau buvo tas kaip natūralus augimo, ne? Kad reikia specializuotis ir tada profesionalu tapti tam tikroje srityje. Taip. Ir gal kokie tavo planai? Tu sakei, norėsi būti jau prie mixingo daugiau, ne? Aš nežinau, aš dabar mėtus tarp aikštelės ir tarp posto ir šiaip labai faina, kad galiu abu daryti ir toksai visų galų meistras, kaip sakant. Aš galėčiau kamerą pasimti pafilmuoti, bet aš nenoriu, nepatinka. Ir apšvietimą irgi truputėlį nusimanau, nes jau kaip ir aikštelėje dirbi jau. Matai daug. Kai sėdi kartais kavą, gerai lauki to pasirašymo, pasižiūri tas lempos, o įdomu, kas čia. Žinau terminus, žinau, kas yra Aris Sky Panel. Tai, nežinau, tiesiog. Pradai savo nišą, ką tu mėgsti kol kas, gal po 10 metų pasikeis tavo. Šiaip galvojam statyti studiją, didelę studiją, profesionalią studiją, nusipirkti Avid S6 pultą kaip minimum, kuris kainuoja, $500,000, čia žiauriai daug. Bet aš girdėjau, kad Klaipėdoje kažkas nusipirko labai didelę ir gerus tos garso deskus. Tai jūs gal man galite pasakyti kažkas... Gal muzikinis? Taip, kažkas muzikinis. Nes muzikinis vienintelis, kas dabar upgraidinasi. Taip. Gal muzikinis. Tai jo, jeigu jie neseniai pasiupgraidino, tai čia tikrai jie. Nes jie toj pabaigs. Dar neatidarė pastato. Dar tvarkosi, vidinė dar nėra apdaila, bet jie jau susipirko, tai jo. Laukia tik tai, kai pasidarys ir tada pradės rinktis. Nežinau, sakė, negali net atskleisti pavadinimų. Gali būti, kad tu žinai daugiau negu gali žinoti. Ne, aš irgi tokias nuogirdas girdėjau, kad nusipirko gerus daiktus. Labai gerus daiktus. Aš galvoju, blema, kažkas jau greičiau už mane čia viską padarė. Ne, bus tikrai ne postprodukcijos studija, bus muzikinis, tučių muzikinis. Gal koks S6 laivas. Bet, tai va, žodžiu, biškį nuklydom, tai norėčiau pasirašyti projektuką ir pastatyti studiją, kur įrašinėtume Foley studiją. Foley, super. Čia kur galima žingsnius įrašinėti. Jo, Foley žiūri vaizdą kokį ir ten, tarkim, stiklinę padeda, tai tu atkartoji. Tai va, čia būtų stiklinės padėjimas ant medinio stalo. Nestipriai. O ant ąžuolinio kitas garsas, pilnas irgi kitaip skambėtų. Jo, Hello Wood vadintas. Jo. Hollow. Jo. Hollow.
Tai studijėlė ir dirbti postprodukcijoje, surišta vėl su kinu, vėl su garsu ir dirbti tą. Bet ir į aikštelį išbėgčiau viską. Vis tiek norisi jo biški to drive'o, ekstrymo to. Labai daug bendravimo ir aikšteliai, kaip ir minėjau, labai daug žmonių, susipažįsti, ten ryšiai ir tie ryšiai gali atnešti kažko tau, kaip visada tiesiog. Tai va, bendraukit, hebra, su visais ir nežinai, ką tas žmogus tau gali padėti. O vienas iš paskutinių, jeigu mes turim laiko, gal kažkokią dabar šaus tavo į galvą labai juokinga situacija aikštelėje. Jeigu ne, tai ne, bet aš visada bandau nepamiršti, paprašyti. Situacija. Nu, tokia, kad vos nemyžiai į kelnes, žinai, ten. Mes skaitėme per Kalėdas, skaitėme laiškus, paprašėm kolegų, kas nelabai buvo užsiėmę, tai atsiuntė mums. Tai ten buvo visokių istorijų, tai irgi, jeigu kažkaip paskutiniu metu nieko jokingo. Aš turiu labai jokingą, aš negaliu pasakyti su kuo, mes su Edgaru sakėm, tau labai patiktų irgi. Gal paskui, kai nustosim filmuoti, aš tau. Ne, apskritai dirbu dviračio žiniuose kartais. Dviračio žiniuose? Jie dar gyvoja dviračio žiniuose? Taip, čia jau tautinis paveldas. Šiautautas, visą hebra, žiauriai faina. Wow. Tai taip jokingas, tai kai ten dirbi, tai visada jokės beveik. Tai tas darbas apskritai labai jokingas. Nu ir užtenka jo, kad dviračio žiniuose dirbi. Bet labai faina, nes trumpas paminas, ten pradedam 9, baigiam 1, kartais prailgintą 2, ten 3. Ir jau vakariai išeina tą, kad nufilmavo. Čia studijinis visas darbas, jau studijoje. Ne, laukia visur mes ten skraidom. Bet sakau, jokingiausia, kad per visą dieną, ką nufilmavom, čia kaip South Parkas, tarkim, tokiam pačiam. Jie irgi ten pradeda per savaitę tą epizodą išleidžia ir net per dieną, aš nežinau tiksliai. Bet vat mes tai per dieną, ką nufilmavom, tai ir vakariai išeina. Geras. Toks turnaroundas žiaurus. Bet gal ir gerai padarėjai, paleidai, nebegalvoj. Taip. Ir mes stengiamės jos čia po darbo, taip daug Nebuvo, kad kokie būminai, ten mikrofonas įsriubai krito dar, ką nors. Tokių nėra. Ne. Ar į galvą? Jo, buvo. Ok, atsiminiau. Bet ten labai žiauri situacija ir galėjo labai blogai baigtis. Tai, bet ačiū Dievui, ne. Jo, viskas buvo gerai. Žodžiu, laikiau pilnai išekstendintą buvo, ta prasme, ten jau mes kalbam apie 5 metrai. Gal ne 5, 3-4. Ir jisai buvo sunkus, cepelinas, tokio dydžio. Ir aš jį laikiau, buvo žiema ir man išslydo ir krito ant mūsų pirmuko. Jau matau, kad krenta. Tie tiesiai galvos. Jeigu būtų užkritę ir jeigu pirmukas užžydė, tai jau blogai. Šis vienas iš svarbiausių žmonių, pirmas asistentas režisierius. Ir jau matau, kad krenta ir kažkaip susivaldžiau ir taip pagalvojau ir ten taip, tokį atstumų pamačiau. Jisai net nepamatė, kad ten jau krito. Bet nieks apskritai nepamatė, tik tais vienas iš gripų atsisuka, sako, mačiau, sako, žiauriai. Pasisekė. Jo. Cool. Tai jo, tokia jokinga istorija, bet šiaip sapnavau po to, tas stresas, sapnavau šitą situaciją, kad užmetu ir ant tiek užsistresavau, kad, blogai buvo. Bet istorika. O kaip tu ilsiesi, taip trumpai? Yra pas tave kažkokia rutina, ten einu žvejoti, ar su dviračiu prasivarau, ar su skeitu ten nuvarau į skeitą? Dabar hobis mano didžėjavimas pasidarė. Tai vėl garsas, vėl muzoną paleisti. Toli nepabėgau. Ok, supratau, reiškia. Mes dvynių brolių savo, turiu dvynių brolių identišką, tai mes laisvalaikiu grojam kartu su mano studijai. Viską turim. O kaip man jį nesumaišyti su tavim? Niek. Nesumaišysi? Sumaišysi? Jūs irgi Kolumbija turi flisinį. Ne. Ir dar abudu tą patį darot? Ne, jisai programuotojas. Bet didžiajauja abudu? Taip. Ta pačia muzika, mes back to back. Back to back. Cool. Gali didžiajui pasikviesti, nežinai, kuris ateis. Gera biznė idėja, žinai. Neatskleis, gal pavoks. Pasivadinė, žinai, kažkokio stage name ir sakai, tai va, turim 2 gigus dabar, vienas Australijai, kitas ten Amerikai, tai tiesiog po vieną išmetam ir varom. Ir laivą filminį žiūrėjau, nesupratau. Kaip čia 2 vietose. Cool. Ką, hebra. Ačiū, kad žiūrėjote mus, turbūt jau laiko atžvilgiu mes ten, kur norim. Gaila. Norėtųsi ilgiau paplėpėti, turime ką paplėpėti. Tai bus irgi atostogėlės. Jo, dar atvarysim. Jo, nes dar konkretiškiau apie projektėlius pašnekėsim, nes daug ką
Tai ačiū jo, kas žiūrit mus, palaikykit. Šiautautai visiems, ką paminėjo Martynas, irgi ačiū Jums, kad įtraukėt jį ir mes turim jo jauno ir potencialiai. Ačiū, kad klausėt. Ateitį. Taip. Kūrinti ateitį. Tu kaip mėgsti klepus tokius, tipo clapperboard? Kaip mėgsti? Pliauškas, kad stipriai ar? Tai soft sticks. Soft sticks. Jo, super. Soft sticks. Tarkšt. Freak show, taip atvarai ir ten visi chaosas. Ten būna tikslas nedrebinti kameros, kai juokies. Čia neformalu. Pagavai. Kažkaip ar tai kiksmažių, anksčiau žiūri, kiek nusidaug. Kraujais paskui aptaškė, daug ten visų kitų. Žinai, kaip ir tau. Pabūni aikštelį, paskui studijai, ramiau, žinai, užsidarai duris, pasidarai kavos. Reikia atsiųsti tą nuotrauką. Jo, ir mums nusifotkint reikia.